Tiki. Norėčiau paklausti kortelių, ar yra žmonių, kurie jums bėdoje padės, ar yra atsidavimas, galbūt kažkam yra komplikuota situacija. Kažkur toli mintyse jūs turite svajonę, kurią norėtumėte įgyvendinti. Ar jūs sulauksite kažkokios tai pagalbos? Daug svarstote apie tai, ką galėtumėt padaryti. Ar užteks finansiškai išsilaikyti galbūt? Taigi pažiūrėkime, ar bus sąjungininkų ties jūsų tikslais. Galbūt kelionėje sutiksite žmonių, kurie suteiks jums kažkokio tai dėmesio ir jūs svarstysite, kaip galėtumėte su jais bendradarbiauti. Galbūt jie norės prisidėti prie jūsų gausos. Kad jums būtų geresnės emocijos, turėsite truputį padirbėti ties savo troškimais. Savo mintis galbūt pasilaikyti kažkiek ir savo, neįsakyti visko. Nes kai jūs įsakote savo galbūt jausmus kitam žmogui, tai būna dažniausiai panaudota prieš jūs, kažkokios keliamos sąlygos. Galbūt yra kažkoks tai perdėtas vaidinimas santykiuose, kad gautų kažkas naudos iš to. Jūs ieškote atsakymų. Kaip pasiekti savo tikslus, kaip susikurti asmeninę gerovę. Ar bus žmonių, kas jums padės? Kažkoks žmogus galimai norės jums padėti, bet jūs kantriai laukdama tiesiog savo laiką švaistote ne ten, kur jums reiktų, ir būnate tiesiog nusivylime. Ar jums padės kažkas? Kol kas būsite vieni. Šioje situacijoje nematysite, kokios problemos yra, dėl ko jūs negalite to pasiekti. Ar jums kažkas padės? Jūs turėsite kažkokių grėsmių ties savo svajonės įgyvendinimo, nenorėsite priimti tiesų, kad kažką galbūt darote ne taip, galbūt esate labai jausmingas žmogus,
bet jūs savo jausmingumą iškeliate aukščiau visko, kad ir kaip būtų sunku. Ir jūsų pranašumas yra tame, kad jūs pasikliaujate savo vidumi ir paleidžiate nuoskaudas. Ar jums kažkas padės? Jums padės teisingi samprotavimai su savimi, teisybės ieškojimus ir draugystė. Su kažkuo reikia susidraugauti arba susidraugauti su pačiu savimi, atrasti vidinės tiesas, nebekovoti. Greiti sprendimai priveda jūs prie samprotavimo apie draugystę. Galbūt pykstate ant kažkokio žmogaus, nepriimate jo jausmų. Ar vertėtų juos priimti? Jisai duoda naujų ir gerų patarimų, bet pats stovi vietoje. Tai nevertėtų su juo gaišti laiko, ieškoti naujų perspektyvų, žengti tvirtą žingsnį jausmų link ir tada jūs įveikę savo vidinius konfliktus, galbūt konfliktuojate kažkokioje artimoje aplinkoje, rasite išeitį. Galbūt jums padės kiti asmenys, su kuriais dalinsite savo jausmais. Svarbu yra dalintis tuo, ką išgyvenote. Ir galbūt rasite bendraminčių. Ir palikti reikia tai, kas buvo praeityje, tenai ir palikti. Nebesitaikyti su tuo, kas buvo ir galbūt praeitis nori grįžti ir tos mintis jūs vargina ir jūs matėte kažkur šansą, bet laikas judėti į priekį. Tik tokiu metu jūs gausite kažkokį tai palengvėjimą savo situacijoje. Su jumis buvo tiem, kas tiki. Jeigu norite susisiekti dėl asmeninių būrimų, prašome rašyti į Gmailą, kurį rasite paskyroje. Su jumis buvo tiem, kas tiki. Ačiū, kad žiūrėjote.